Vadovė Aušra Mikilaitienė. Na ir kaip jums nuotaika šio vakaro? Laimutė. Kaip visuomet šis kolektyvas labai puikus, padirbėję, nauji kostiumai. Nu, žodžiu, labai smagu bus matyti ir iš tikrųjų žiūrovų dovanojat labai gerą nuotaiką. Ačiū Jums. Ačiū, Laimutė. Valdonė. Viskas faina, jeigu tik pradingtų dar tas rūpestis iš vyruko veidų, nežinau, ko iš čia susirūpinę, ar Lietuvos likimu, ar graikų. Jas paleisti iš rankų yra baisiausia. Arba ta, kad pakelt mergaitę, nepamest, bet kažkaip tai tą vis tiek rūpestį nutrinkit nuo savo veidų, gerai? Šypsenų reikia. O taip, bus viskas tada liuks. Ačiū, Valdonė. Ačiū, Laimutė. Kitas įgai atsisėsiu toliau nuo Valdonės. Kodėl? Jinai nuskaito mano mintis. Telepatija. Taip, telepatija. Nu, gražu. Kiek aš suprantu, gražu. Bet jūs, vyrai, buvot panašus į tuos suaugusius vyrus, kurie buvo prieš tai. O ten tų metų turėtų būti dar ten daug. Ar ne? Nesupratote, ne? Suprato, sakė, ką sakėt? Vienam tik tais mažai, kitai jų 12. Nesvarbu, bet ten šoko žmonės taip jau seniai buvę 12. Tai sakyčiau, jeigu kartais padarytumėt įrašą, jeigu ką tai mokytojas didesnis ir didžiausias turbūt pamatai įrašą, kaip pats atrodai vyrai, nu čia varau ant savų, bet taip neįtų. Nu čia vadinas, aš suprantu apie šoką. Ačiū. Bet vis tiek sakau taip. Ačiū, merginos. Taigi, nuotaikai 3 taip, be jokios abejonės, daug šypsenų kitą penktadienį. Laukiam iš jūsų. Ačiū. Dabar turbūt